Sveiki mūsų puslapio stebėtojai, prenumeratoriai ir YouTube žiūrovai. Tęsiu savo video. Šitą video pavadinsiu Kosmosas. Kodėl kosmosas? Ir kokios čia pas mane nedidelės naujienos. Norėdamas įrašyti jum video, kaip groja praeitas sets mano mažiukas Dakas, pavyzdžių muzikinių, nes nebuvau įrašęs naujai. Prieš darant video padarysiu nedidelį upgrade, nes man šito Dako negaila ir padarysiu keletą pakitimų. Darydamas matavimus, Audiomedikas nustatė, kad yra nedidelis disbalansas tarp kanalų. Žinojau kodėl, nes vienoje vietoje, kur 10 mikrofaradų stovi ant kanalo, elektrolitiniai kondensatoriai buvo nevienodi. Šį kartą turėjau vienodus Elna Silmik po 10, pakeičiau juos, viskas gerai. Seniau lituodamas vis užkliūdavau už RCA jungčių, kurios buvo tikrai nekokybiško metalo, pajodavusios, irgi nusprendžiau pakeisti. Pakeičiau, dabar šitas dakelis atrodo daug gražiau. Šitas aparatėlis šiandien šitaip atrodo. Nesu specialistas matavimų, bet atrodo tikrai super gražiai. Einam klausyt. Kiekvieną kartą keisdamas elektrolitinius kondensatorius, RCA jungtis, vis tikrindavau, ar nesugadinau kažką dakelėje, kad žinočiau, kurią vietą tvarkyti, klausyti. Ir buvo palikti po USB jungties 2 elektrolitiniai kondensatoriai F-Unichicon. Tikėtina, kad jie buvo originalūs, todėl kad form faktorius dydis atitinka tikrovę, bet vieną iš jų turėjau tokio nominalo askonus, violetinius askonus, Sanyo, pakeičiau. Žinokit, nerealiai nusiėmė kaip kaldra nuo kolonėlių per USB jungtį. Dabar daug detaliau, daug geriau, kaip praeitame video sakiau, per USB garsas nieko gero. Tai šį kartą garsas labai geras. Tai kviečiu paklausyti, kaip skamba per USB šitas dakelis. Jeigu seniau lyginau šitą dakelį su DAC Magiku, kurį man paskolino Egidijus, originali versija, niekas nemodifikuota, tai šį kartą tikrai šitas dakelis apgroja DAC Magiką. Kodėl aš taip tvirtai jum sakau? Todėl, kad pas mane yra SU9, kuris taip pat modifikuotas ir jis buvo tam pačiam lygyje kaip SU9 DAC Magikas. Bet dabar palyginus su šituo SU9, šitas dakelis apgroja mano SU9. Jis pakilo į aukštesnį lygį, kaip kartais atsiprašant vienas kondensatorius, kaip pakeičia gabaliukas visai į kitą lygį garso. Kodėl įvyko toks didžiulis pokytis dėl elektrolitinio kondensatoriaus pasikeitimo? Viskas turbūt yra dėl to, nežinantiems, dėl chemijos, kurią naudoja gamintojai, gamindami elektrolitinį kondensatorių. Ir visos tos šiukšlės, kurios iš kompiuterio ateina per USB jungtį į DAC įrenginį,
šitas kondensatorius daug geriau sugeba išfiltruoti ir nepraleisti į visą muzikinį traktą visų tų šiukšlių, visų nereikalingų garsų. O, pavyzdžiui, Nichicon FU yra žemesnio lygio kondensatorius ir jis nėra labai ypatingai tinkamas skaitmeniniam jungtim. Aš nesu ten tiek įsigilinęs, bet pagal low impedance yra labiau tinkami Panasonic FC ir kiti. Šitie skonai yra dabar iš mano bandytų patys geriausi. Po ilgų video, kuriuos nesenai matėte, sugalvojau, kad reikia dabaigti upgrade'ą, pakeisti RCA jungtis ir skaitmeniniai jungti iš USB. Tikiuosi, kad gal kažkiek pagerins garso kokybę, patį geriausią. O skonį dėjau kondensatorių, tą violetinį, kur matot. Ta plokštė vizualiai nėra graži, bet skamba labai gerai, kaip už savo pinigus. Toks dakelis atrodo daug simpatiškesnis, daug atrodo su šitais RCA jungtim rimtesnis. Einam klausytis. Sakau, šiandien atradimas va šitas pakeistas violetinis kondensatorius. Pridėjo per USB jungti klausant, detalumo, aiškumo, super pasikeitimas, rekomenduoju visiems atlikti pirmoje eilėje šitą pakeisti. Ir labai senais laikais, kai tuos pakeičiau plevelinius čia kondensatorius, aplinko pampą irgi buvo žiaurus pasikeitimas į gerąją pusę. Atkreipiau dėmesį, kad video apie dakus jūs nelabai kabina, stebėjus peržiūrų, kiek peržiūrų yra, kiek stebėtojų, bet jeigu jau keletą šimtų, tai vis tiek nemažai žmonėm reiškia įdomu kai kuriem. Aišku, masiškumas daug mažesnis. Video bus ir apie kolonėlės vėliau, ir apie garsiakalbis, plačiajuošius, laukia eilėje GD 330i iš Ventų kolonėlių. Dabar turiu porą, jiem pabandysiu priderinti aukštadažnį, nes man kaip vien jo skamba nelabai sulipo. Tai visa tai bus vėliau. Kas galite, palaikykite mano kanalą, priseksiu PayPal sąskaitą bei sąskaitą. Ačiū palaikantiems, jeigu atsiras tokių, ir iki kitų kartų, draugai. Iki.